Ką, keliukas prasideda visai neblogai. Stati kalva. Čia takelis palei kalvą. Visai normaliai. Nebus šalta eiti. Ką, priėjau nedidelį tiltuką, padarytą iš akmenų. Čia matomai senais laikais, nes čia tikrai nenatūraliai akmenis sudėti. Gal palaukit iš šono, pabandykime peršokti grioviuką. Tikrai nenatūraliai akmenys yra čia. Tad kažkas tai yra padarę taką praeiti, kad nereikėtų per griovį. Taip, ką, einam tolyn. Dar apie porą kilometrų liko iki aukščiausios vietos, o po to žiūrėsim, kažkur ieškosim apsistoti. Na ką, einam pasižiūrėti pirmą atodangą. Vaizdas tikrai visai neblogas. Dar nedaug nueita, kažkur pusiaukelė, bet jau pradžia yra. Tai ką, atsipučiu kelias sekundės, traukiu tolyn. Priėjau ežeriuką ant viršūnės, galiu parodyti. Tikrai graži vieta. Šiandien graži diena, iš tikrųjų saulėta pasaka. Tai dabar sustosiu, užkasiu greitai ir žygiuoju toliau. Nors realiai dabar daug nebeliko šiandieną, tai nėra kur skubėti, o dar gan anksti. Atėjau pažiūrėti į ežero galą, kaip čia baigės, nes buvo iš anos pusės matyti, atrodė, kad statu. Bet ne. Čia va baigės. Nu, yra perkritim žemyn. Ir išbėga, matyti, yra daugiau vandens per čia viskas. Tai aukščiau nepakyla. Atėjau ant viršūnės. Galim pasigrožėti. Vaizdas tikrai neblogas. Ja. Ir manau, aš eisiu pasiieškoti čia kažkur tais vietos apsistoti, pasistatyti palapinę, nes jau kažkur leisti žemyn nelabai noriu, nes labai gražus vakaras, bus gražus saulėlydis, bus galima pakimarinti prie laužo. Tai einu ieškotis vietos, kur čia būtų lygiau, kad pasistatyti palapinę. Apsivaikščiau visur aplinkui. Šį kartą turiu pasiėmęs palapinę, nes nežinau, kokia situacija bus su medžiais. Neėmiau. Nu, tiksliau turiu palapinsiaustą, bet šį kartą statysiuosi palapinę. Nes čia dabar galvoju įsikūrinėti tarp akmenų. Bus užuovėje iš vienos pusės, iš kitos pusės. Ir toj pusėje šiek tiek dar turiu medžių. Manau, čia bus geriausias variantas įsikurti. O vaizdas vakare bus tikrai neblogas. Nes čia esu realiai ant pačios viršūnės. Galiu aš jums parodyti. Taigi va, čia spėju kažkur tai pasidarysiu laužavietę. Ir vaizdelis. Tikrai širdį džiugins. Ir bus saulėlydis į tą pusę, tai pakimarint bus visai nieko. Galvojau, kad matysiu vakare viską, bet gali būti, kad nieko nematysiu. Nes pareina rūkas. Labai greitai, kelias minutės nebuvo, dabar vėl atsirado. Ir artėja. Tai gali būti toks dalykas, kad vakare nieko nesimatys. Palapinę pasistačiau. Čia dar liko tik kuprinys nešti vidų.
Miegui vieta jau paruošta. Ir čia bus vakare vaizdas, jeigu rūkas tik neužslenks. Nesinaudoju pjūklu, nes praeitą savaitgalį, kai važiavau į Norvegijos šaulių mokymus, sulaužiau. Naktį biškį užstrigo, jis sulūžo. Tai teks verstis tik tai su kirviu dabar. Tad reikės ieškoti mažesnių. Nes čia šitą tai sukapuoti biškį problematiška bus. Bet viršūnė gerai visai. Ir kaip matot, jau rūkas visiškai baigė užslinkti.
Visą kepa. Biški užtruks, aišku, nes malkos yra smulkios. Reikės vis pridėti. Bet iškeps. O rūkas tai kuo toliau, tuo labiau užsidėda. Tuoj nieko nebesimatys. Atrodo, pirmieji 3 gabaliukai jau iškepė. Galima išimti lauką. Beliks dar porą iškepti iki galo. Bus gerai. Jau reikėtų dadėti biškį malkų. Atrodo neblogai. Kas, pavalgysim. Paragausim, kaip iškepė. Manau, kad turėtų būti normaliai viskas. Nebėra mano kečupo. Nenori bėgti. Kas skanaus? Mėsa pilnai iškepus. Neblogai visai. Pavalgiau, sutemo, laikas eiti miegoti. Laužas irgi baigė užgesti. Tai sakau labanakt visiems ir susitiksim už kelių sekundžių.
Laužavę susitvarkiau, beliko, kad išdegtų anglis likusios. Ir po biškį bus galima jau judėti. Kol susipakuosiu, aš manau, ir išdegs. Daiktai supakuoti, laikas judėti. Buvo graži vieta, dieną va vėl dingo visas rūkas. Gaila, kad tik vakare buvo rūkas, bet, kaip sakant, oro nepasirinksi. Nusukau nuo kelio pagrindinio. Iš yra dar vienas apžvalgos, kaip sakant, taškas. Tik tai labai stačiai buvo lipti. Ir galiu parodyti. Dabar liko užlipti ant šitų akmenukų. Nelabai didelį, bet yra ką veikti. Ir čia yra galutinis mano taškas. Kaip matot, viskas po to žemyn. Pabuvau, miegojau tenai. Šūniai. Irgi įdomi vieta. Biškį nusileisiu žemiau, nes labai stabiliai. O ateiti takas irgi buvo įdomus. Dar nepasidėjau apačioj kuprinės, tai turėjau ką veikti. Bet nejaugi atvažiavęs tiek kilometrų neapžiūrėsi visko, ką įmanoma. Ką biškį atsipučiu ir einu atgal. Nebedaug kelio beliko, tai manau čia ir atsisveikinsim. Kam patiko, paspauskit like, subscribe ir iki kitų pasimatymų. Viso.